ruoštis skaitoms. Atsargiai slidu. Mes vėl autobuse. Labas rytas, pabandome ir kelkimės, kaip sakoma. Tai sveiki atvykę mano naują video vlogą. Dabar yra 9 valandos ryto, ką tik atsikėliau ir pradedu ruoštis paskaitoms. Pasidariau kavytės, tada pradėjau daryti pusryčius. Jie yra mano įsinešimui indelėje dėl to, kad aš buvau išsivirus daugiau košės ir čia tiesiog antros dienos košė, nes neturėjau laiko išsivirti daugiau. Tada apsirengiau, laukiau autobuso, žiauriai šalta buvo ir tada jau ėjau link centrinių rūmų. Ir varėm tada į prozektoriumą mokintis apie kalbą. Kas išeina iš čia? Kodėl taip šalta visur ir lauke? Ir čia šildymo tai neįjungia, atrodo. Atvariau pasiimti iki zoologijos sodo sesės pažymėjimo studento. Dabar eisiu per pusnį. Tysia, kokios čia pusnės. Kur jinai čia mane paliko? Kas čia per bairius liftą nevalais, pasižiūrėkite į mano batus. Aš nebenoriu čia būti. Nu visiškai. Ėjom į vienas duris, neįleido, dabar eisim pro kitas. Čia ieškosim. O, įėjimas, radom. Atsargiai slidu. Tai va, grįžau dabar į kambarį, labai saulė šviečia. Ir truputį pradėjau šiek tiek dėti daiktus, bet prisiminiau, kad dar turiu maisto ir dar visai norėčiau pavalgyti, nes vakar pasidariau pietus ir liko, tai dabar pasidarysiu valgyti, pavalgysiu, susidėsiu daiktus ir važiuosiu. Dar salotas pasidarysiu ir pavalgysiu. Tai va, jau važiuoju namo, čia truputį tiek daug daiktų turėjau, tai negalėjau nusifilmuoti, kad einu. Gausis toks darbas, žodžiu. Dar užsuksiu siuntos pasiimt ir tada jau važiuosiu tikrai namo. Pagaliau namie. Grįžus namo dabar mama paskambino, sako, atvažiuok manęs paimt, važiuojam iki parduotuvės kaulų šunims. Tai atvežiau dabar mamą iki pardės, laukiu, kada ateis, varau namo ir tada ruošiuos varysim su draugė susitikti. Tai va, truputį pasidažiau, pavalgiau ir varau dabar iki draugės, paimsiu draugę ir varysim tada pas mane prie pirtelės priešpirtį pasėdėti, nes tėvai kūrena pirtį, tai bus šilta, nereikės mašinoje įsėdėti, mašinos kūro naudot. Tokie planai. Nu ir šiaip dar reikia kūro užsipilti, nes jau nebėra. Iš Kauno, kol atvažiavau, visas pasibaigė. Žodžiu, atvažiavau pas draugę dabar ir laukiu jos, nes turi tuo ateiti. Ir važiuosim tada iki pardės, truputį apsipirkti, gal kažko. Reikia nusipirkti. Atsikinęs ant negano. Eik tada, aš dar turiu tą video. Pačia žydrės principų žaudas. Aš žinau, šitą realiai reikia žydrių žaudą. Jinai bus žydrės, gerai? Gerai. Važiuoju man opatą. O, ir striukę naują, ir batai. Striukę aš tėvą nupasau. O, wow. Pasėdėjom su draugė, atvažiavo klasiokai buvę, prisivažinėjom visur ir dabar atėjau pirtelę išleisti vandens. Tai dabar dar beveik kiek darbo laukia. Labas rytas, tai visgi nusprendžiau, kad tą video, kurią dabar dalį matėt, sudėsiu su šita, nes truputį per mažai trumpas video gaunas. Todėl šiandien yra
trečiadienis ir varom kartu su manim į paskaitas. Visų pirma, tai man reikia susidėti savo tašę, nes pirma dalis tai bus pratybos prozektoriumi. Svarbiausia dalis yra chalatas, tai gražiai susidėsiu į tašę. Ir tada bus, pratybos turėsim iš virškinimo trakto organų, tai tikriausiai žiūrėsim organus visokius ir panašiai. Būtinas dalykas yra kepurėlės. Tai nusipirkau labai daug, tiek turbūt nepanaudosiu per visus 6 metus. Šiaip labai norėčiau tos ne vienkartinės, o daugkartinės. Ten tos, kur būna per filmus, kaip aš Grey's Anatomy, ten tos specialios kepurėlės, tai tokios norėčiau, bet kadangi nusipirkau, tai reikia neveistinti ir naudoti šitas. Tada turim pirštinės. Šiaip aš žiauriai norėjau rožinės kepurėlės ir rožinių pirštinių, bet kadangi per vėlai susigrėbiau, kad man jų reikia, tai teko pirkti mėlynas. Tai va, įsidedu 2 pirštinės. Dabar galvoju, blemba, gal dėl viso pikto. Šiaip jos nelabai plyšta, bet įsidėsiu dar atsarginės porą. Ir jo, tai čia pratybom pasirašiau, tada turėsim paskaitą ir aš nežinau iš tikrųjų, aš turiu tušinuką, penalą ir aš iš tikrųjų nežinau, ar man reikia sąsiuvinio, todėl kad aš kaip ir nieko nekonspektuoju, aš jeigu kažką konspektuoju, tai aš nusifotkinu ir per snapą susirašau ten kažką ir viskas, todėl kad man žiauriai reikia planšetės. Aš tą galėčiau grynai ant skaidrių rašytis ir būtų žymiai patogiau. Tai čia toks hintas, jeigu kažkas kitais metais norėsit stoti į metkę, nusipirkit planšetę. Aišku, labai svarbu kompą turėti, nes aš viską šį praktiškai namuose barake darau su kompu, bet labai būtų gerai, pavyzdžiui, per paskaitas tokias kaip anatos ir histės ir dar ten kitų, tiesiog ir mokytis pačiai patogiau yra, kai gali rašyti, nes aišku, aš per kompą ir su Wordu galiu rašyti, bet nėra tai patogu. Tai va, geriau turėkit planšetės, nes po to būsit kaip aš ir net tada sunkiau bus rašytis ant kažko. Aišku, tipo gali, sakau, telefoną galiu rašytis į sąsiuvinį, bet į sąsiuvinį ne taip patogu rašytis, nes nematai vaizdo pačio, ypač tai labai svarbu dabar anatoj. Tai va. Tai gal aš visgi įsidėsiu sąsiuvinį, kuris čia, šitas tuščias. Gerai, dar turėsiu sąsiuvinį. Ir mano tašė yra susikrovus. Kodėl kompą neimu? Todėl, kad aš turiu problemytę tokią, kad jis yra labai senas ir jisai be pakrovėjo neįsijungia. Tai man tiesiog neapsimoka jo nešiotis, nes jisai neveiks. Tai va. Ir dabar einu, dar turiu 40 minučių, tai varau pasidarysiu kažką pavalgyti. Pusryčius, nes aš šiandien nelabai turėsiu kada laiko valgyti. Nebent aš dar galiu įsidėti, aš vakar kepiausi braunį. Tai kaip snacksą, kad turėti, ir tada galiu į gertuvę pasidaryti arbatos. Tai turėčiau kaip snacksą tarp paskaitų, nes šiandien baigsis paskaitos apie 4, man atrodo. Darysiuos tokią arbatą, kur man kažkada padovanojo draugės, nes turiu šitą, tai galiu daryti dabar. Ir šiaip, dabar labai juokinga yra situacija, aš darysiuos į 2 puodelius, todėl kad į gertuvę mano netelpa šitas daiktas ir aš neturiu kaip kitaip pasidaryti, nenoriu primėtyti tiesiog, nes bus neskanu gerti. Tai va. Šiaip skaniai kvepia, nepamenu, koks skonis kažkada seniai dariausi. Man dabar už minutės reikia išeiti. Tai aš tiesiog tikiuosi, kad aš spėsiu, nes man dar nusileisti reikia nuo laiptų iš 3 aukšto. Nuėjau dar iki to autobuso per tą sniegą, tai vis tiek yra reikalai. Spėjau bent jau pavalgyti, dar pasimatavau spaudimą, nes truputį pas mane kažkokios nesąmonės daro su tuo spaudimu, tai reikia stebėti, sekti. Tai va, dabar man
Pasiemu daiktus. Nespėjau normaliai net susitvarkyti nieko. Kažkur raktus palikau. Nespėjau normaliai net susitvarkyti nieko ir viskas gerai varau. Tai va, atvažiavau su autobusu iki centro, jeigu taip galima pasakyti. Ir žodžiu, aš kol jau kitą autobusą, aš jau pat pradėjau bėgti, nes žiūriu, kad atvažiavo. Tai vos spėjau į autobusą. Dabar dar kažkurioje stotelėje netoli mano prieš paskutiniai gal įskaitant atvažiavo kontrolieriai ir sustabdė, tai patikrino. Kažkas iš užsieniečių buvo su neveikiančiu studento pažymėjimu, tai reikėjo baudą jiems susimokėti. Dar šiek tiek ilgiau užtruko, bet gerai, kad aš nusprendžiau šiek tiek anksčiau atvaryti, kad nevėluot. Atrodo, kaip neuzama, žinau. Tai jo, dabar tikiuosi, kad spėsiu, nevėluosiu. Dar turiu kažkur apie 15 minučių. Jau netoli esu, tai tuoj ateisiu. Ir jau dar spėsiu gal ir pasiskaityti kažkiek teoriją. Tai va, baigęs dabar pratybos, apžiūrėjom visus tos organus. Nieko negalėjau filmuoti, nes nelabai gerai ir jums nebūtų tam labai gražus vaizdai. Tai va, dabar ten atsiskaitėm, atsakėm į dėstytojos klausimus ir turim pertraukėlę apie valandą laiko, nes anksčiau paleido. Tai galim kas varą pavalgyti, kas ką, aš taip pat turiu pasiemus, tai bandysiu valgyti ir lauksiu paskaitos. Nu va, viskas baigęs paskaitos, dabar važiuoju iki farmacijos fakulteto. Jau apsirengiau, blemą, žiauriai sušalau, taip šalta, tai auditorijai buvo, nors atrodo su šiltu megztiniu buvau, bet reikėjo striukę vis dėlto pasilikti. Ir jo, dabar einu iki, nebaigiau sakyti, kad varau iki farmacijos fakulteto, iki knygyno, nupirksiu draugiams knygas, nes paprašė anatomijos ir tada jau varysiu iki barako, nes žiauriai valgyti noriu, tai kažką reikės pasigaminti. Ir tada jau sėsiu, varysiu mokytis. Pasiėmiau 3 knygas, sumokėjau 8-9 eurus, beveik 9 eurų. Nu, taip neblogai išsileido, bet nieko, man sakė grąžins, tai bent tiek. O dabar į baraką jau nupėdžiau ir šalta. Grįžau dabar į baraką, nusirengiau jau striukę, reiks susidėti knygas, kurias pasiėmiau ir persirengsiu, kad nes varau rytis valgyti, tai persirengsiu, kad nebūtų kvapo maisto tiesiog gaminimo. Dar nežinau, kad tiksliai gaminčios, bet reiks susigalvoti ir žiauriai noriu valgyti, reikia greičiau pavalgyti. Tai va, atėjau į virtuvę, susipjaušiau vištienos krūtinėlę, įsidėjau jau grikius virti ir kol keptuvę prikais ir galėsiu keptis mėsytę. Žodžiu, pavalgiau, biškį pagulėjau, su mama apie valandą laiko pakalbėjau ir dabar jau prisėdau pradėti mokytis anatomiją, tai nusprendžiau pasidaryti flashcardus, nes reikia mokėti lietuviškai ir lotyniškai viską, tai kaip geriau išmokti, jeigu ne su flashcardais. Tai dabar montuoju video ir pamačiau, kad nepadariau video pabaigos. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote ir ate iki kitų video.